aš dėl ko klausiu, dėl to, kad aš, pavyzdžiui, ir pati taip augau, kad man buvo daug visokių galimybių, ką aš galėjau pradėti ir daug ką mest. Ir aišku, ten, aš dabar nesijaučiu laiminga, nes aš neturiu jokio, bet irgi kryptingo kažkokio vektoriaus. Bet dar supranti, anksti dar šitą panichydę užsakinėti, tu dar augi, nėra, kad tu susiformavai. Bet yra masė žmonių, kurie ten mano metų jau ten ėjo ir nuėjo. Kuo žmogus yra sudėtingesnis, tuo vaikystė ilgesnė jo. Vienas vaikas jau 13 suaugęs, kitas ten kem 2 dar vaikas ir jis mokinasi. Tikrai taip yra. Tavai dar mokymasi potencialą ten 20% neišnaudotas. Tu tik pradedi augti, tau didelis yra, kaip čia stabdys, taip, aš nenoriu kažkaip tokių vartoti žodžių, bet taip yra moteriai, vaikų gimimas, jinai auga, stop, vaikai man gimsta. Augina tos vaikus, išauga vaikai, ašgi čia augau ir vėl jinai pradeda augti. Tai jeigu berniukui ten 19 metų, visiems aišku, kad jis dar turi mokytis ir augti. O jeigu mergaitė ten 30 metų ir iš tų 30, manai, 12 metų vaikus augina, tai kažkaip pamirštam, kad čia ta pati 18-metė mergaitė, kuri tiesiog stop, akademinis atostogas, augina vaikus. Praeina tas laikas, vaikai išauga, pradeda tas vaikas toliau augti. Supranti, tau, kad tu atėjai į mokyklą, tau tas potencialas vis tiek, jis tik dabar dar nepradėjom, tave vystyti iš tikrųjų. Viskam savo laikas. Dabar tik reikia sugarmonizuoti ten tą saulę, mėnulį, sudėti sveikatą, santykius, šeimą, santykiai su vaikais, su vyru, kai tau pasidarys komfortiška, tada vektorių ieškosim, kur tave vystyti, nes potencialas labai didelis yra. Ir aš tokia taip dariau ir viskas kryžius, jau man nepavyko išaugti. Nieko panašaus. Niekada nevėlu. Žmogus gali potencialą pradėti realizuoti tik jau pensiją išėjęs. Nieko tokio. Nėra jokio apribojimo. Tiesiog tas evoliucinis kelias, mes turim karminės kažkokios užduotis. Tai mes turim padaryti darbus šitam pasauliu. Ir mes turim vystimosi potencialą. Mes turim padaryti darbus, gyvenimo dalis tokia, tarkim taip, mes turim išaugti pirmą kažkokią gyvenimo dalis, padaryti darbus savo ir vystytis. Ir kad tie 3, jie taip paskirstyti, čia tu metukus vystaisi, čia tu kažkokius darbus darėjai, čia augai, nesvarbu, kad jie sumaišyti, vis tiek yra savo duotas potencialas ir čia kaip kažkokio, fondai tokie, gyvybiniai fondai. Tu gyvenime tiek dirbsi, tiek tobulėsi, tiek tau yra laiko savo atnešta iš praeitų, kaip madinga sakyti, iš praeitų gyvenimo potencialą. Tu jau mokinaisi kažko praeitam gyvenime, taip? Praeitose gyvenimuose. Ir šitam gyvenime tau reikia prisiminti tai, atstatyti. Žmogus tada greitai mokinasi ten ir ką mes visi mokam valgyti, kvėpuoti ten, į tualetą vaikščioti, apsirengti, draugauti su kitais vaikais, ten dirbti, kažką daryti. Šitas greitai vaikystėje mes prisimenam. Taip, išmokyti kokią šuniuką arba bežionę ten kalbėti, arba skaityti, arba skaičiuoti. Žymiai ilgiau negu žmogų. Kodėl? Todėl, kad jis jau tai moka daryti. Taip. Galima ten sakyti, kad čia iš kitų gyvenimų atnešta. Galima sakyti, kad tai sferai žmonių informaciniam banke, prie kurio mes pasijungę, mes turim į save įkrauti viską, ką žmonija turi. Įkrauti.
O po to, kai mes jau visą tai įkrovėm, ką mes galim paimti, mūsų augimas užsibaigė. Mes jau viską, ką iš praeities atnešėm, viską kaip prisiminėm. Taip, vat, jau išaugom mes. Tada kas tada darosi? Mums dabar reikia dirbti, kad šitą pasaulį palaikyti, kad tas pasaulis galėtų egzistuoti, kad tie patys vaikučiai galėtų gimti ir prisiminti viską iš praeito gyvenimo, kad kažkas šitam pasauliu galėtų tobulėti, evoliucionuoti, eiti į priekį, kažkas turi dirbti, siurbti kilimus, maitinti vaikus, tai kas tai turi daryti? Ja, kiekvienas iš mūsų. Tie darbai, jie skirtingi. Vienas iš tikrųjų kilimus siurbia, kitas gal lėktuvus vairuoja, trečias gal mokytojų mokyklai dirba, bet tai yra darbas. Tu neini į priekį darant tai, tu kartuoji tą patį, tu išmoksti kažko ir kartuoji tai 1000 kartų, 10 000 kartų. Tu ten stomatologas, tu darai kasdieną po 5 plombus statai ir tu dirbi 30 metų, tu ten 20 000 plombų ir nieko naujo, tai nėra ten kur tobulėti. Tu darai taip pat viską kasdien. Ir mes tai darom. Ir yra dar trečias dalykas, evoliucinis potencialas. Kada mes turim savo vystymosi vektorį ir mes tuo kryptim einam ir mokinamės, einam ten, kur mūsų niekada nebuvo, darom tai, ko mes niekada nedarėm dar. Ir šitas dalykas, jis sunkiai eina, mums ne taip lengva, kaip iš praeities potencialą savį atstatyti, žymiai sunkiau. Dėl to ne visi tai daro. Žmonės būna, jie užstringa tam antram etapė ir jie dirba ir miršta. Jie prie kažkurie, bet ir ne visi turi eiti į priekį, potencialą visi turim, fondą tokią. Bet kadangi tai yra sunku, ne visi tai apsijama daryti. Kiti nedaro tiesiog, jie mėnulį užstringa, aš savo darau viską, man komfortiška, stogas nevarva, valgyti turiu ką, santykiai su visais geri ir viskas įprasta, viskas gerai. Ir taip. Tai darbai, jie tokie, jie paskirstyti į 2 tokios didelis darbų grupės, į 2 klasės galingas. Darbai išoriniai, kad žmogus su aplinka kažką daro. Su aplinka, su miškais, su laukais, su kitais žmonėmis, ten su upėm, su jūromis, su kitais gyvūnais, su augalais. Yra žmogus kaip didelis žmogus, žmonija, galima pasakyti. Ir yra pasaulis, taip? Tai yra išorinis darbai. Daryti kažką ten išoriai. O yra didelė grupė darbų, vidinis darbai. Tai, ką žmogus daro pats su savim, viduj savęs. Taip, tas didelis žmogus. Kai kurie žmonės užsiemus tais išoriniais darbais, kai kurie vidiniais. Tarkim, gimdyti tos vaikus, maitinti tos vaikus, auginti tos vaikus. Čia vidiniai darbai. Galima tai daryti visiškai neatsižvelgiant į tai, kas išoriai yra. Kas ten darosi laukuose, miškuose, kaip ten tie koalo meškinai gyvena bambukovых рощах. Ar ten globaliai atšilsta, ar atšalsta. Kaip tu košė vaikų išveri, visiškai tam įtakos neduoda. Ar mes 2306 metais su šortais čia vaikščiosim, ar su slidinėjimo apranga. Jokio skirtum, taip pat tą košę virsi. Taip? Tavo vidinis darbas arba viduj kažkokiu procesu ten sukurti, tas pats ten maitinimo įstaiga, kokia ten valgykla, kavinė įsteigti,
Ir čia tas pats, ką vaiką auginti ir maitinti. Tik ne vieną vaiką, o ten per dieną 200 žmonių ateina pavalgyti. Čia ta pati namų šeimininkė, kuri košę vyrė, tik ta košė dideliam puodė jinai vyrė. Ir daug žmonių ateina ir pavalga. Tai vat vidiniai darbai. Yra išoriniai darbai. Ten bandyti su kokia ten pliauska per tą jūrą perplaukti, ten sala matosi kažkur toli. Koks skirtumas yra ten ta sala ar ne, verdant košę? Jokio skirtumo. Bet, o kas ten įdomu? Kaip ten? Ir kažkas, jis meta tą košę, paima visiškai į tą išorę, jis pradeda. Jau tą salą atplaukęs, tai saloje viską ten, kas ten yra, kaip ten yra, ten gal kita yra, ten šitą zirnavąją kultūrą, kaip čia. Grūdinę kultūrą. Vat atvežė jis ir galima dabar ir krykių košę, ne tik ten avižinio dripsnio. Dar ir grikių košė. O kaip čia padaryti, ką mes plaukysim į tą salą? Ne, reikia sugalvoti. Čia išorinė. Sugalvoti, kaip tos grikius pas save auginti. Kaip, suprantat, kažkas tas išorinius daro darbus. Kaip eina į nežinomybę, ten, kur žmonių nėra dar. Kažkas per tą vandeniną stato laivus, plaukia arba į kosmosą lenda, arba ten tai biochimijai lenda į vidų tos ląstelės ir nagrinėja, kokie ten procesai eina. Vat yra žmonių pasaulis, viskas čia aišku, viskas čia jau išbandyta, viskas čia saugu ir komfortiška, o yra tie, kas eina už tos žinomos pasaulės ribas. Tai ir kiekvienas žmogus, jis kažkaip jaučia, ar jis tų vidinės veiklos žmogus, ar jis išorinės veiklos žmogus, ar jis eina į kažkokį nežinomybę. Taip, aišku, aš paėmiau tokį didelio mastelį, jau žmonija ir pasaulis, bet yra ir mažesnių mastelių. Pats žmogus ir pasaulis, ar jis darys tai, ką jis, mamytė ten pamokina ir tėvelis kaip daryti. Ten tėvelis visą gyvenimą pragyvena savo fermai, ten savo karvę pameldžia, savo sūrį išvyrė ir savo ten turgui pardavė. Ir grįžta į fermą ir vėl. Tai tas vaikelis, kuris, pavyzdžiui, važiuoja į miestą ten mokytis batus, ten taisyti. Jis eina už savo pasaulio ribas, taip, išorinį pasaulį. Kažko naujo sugalvoti, kažko naujo pamatyti, išmokti, išorinis žmogus, aktyvus. Tai ir mes apsiimam arba vidinę veiklą vesti, arba išorinę. Ir ten mes jau galim, jeigu komfortiška mum, tai gerai, reiškia, mes teisingai pasirinkam. O jeigu ne, mums visą laiką ten tam išoriniam pasauliu bus visada baisu, nejauku ir visada norėsis grįžti kažkur ir pasislėpti savam narvelį. Arba savam narvelį visada atrodo sienas spaudžia, visą laiką žiūri į langą ir visą laiką pirmą galimybę ir pabėgti iš to namų ir įkvėpti to oro. Suprantat? Taip mes save stebim ir ieškom, ko mums reikia. Yin, koks aš esu žmogus. Ir jau vidiniam pasauliu savo vektoriai, kur tu būsi nukreiptas. Ar tau patinka maitinti, ugdyti, mokyti, ką tau, kas tau įdomu daryti. Ar išoriniam irgi, kur tu nori eiti, prie kokios salos plaukti, į kokį nežinomybės направление неизвестного, kaip čia, nežinomo
kryptim tu nori žengti. Ar už tos kalnos eiti, ar už tą jūrą plaukti, ar į tą mišką lysti, ar po tą žemę kasti duobė ir žiūrėti, kas ten viduj. Kur? Tai va taip. Ir vaikai, jie dar savo augime, kas vyksta, jie va savo tą praeitų įsikūnijimų vektorį labai greitai realizuoja. Faktiškai va taip, galiu taip nupiešti schematiškai. Va tas dvasia, tas žmogus, jis gimė, aš labai sąlyginai paimsiu, praeitam gyvenime, taip, galima naudoti tokią savoką. Jis gimė ir jis tam gyvenime auga ir išaugęs dirba ir atliekė savo darbus, jis evoliucionavo. Taip, jis ėjo, nuo čia iki čia buvo jo vystimosi vektorius, taip, ir jis čia paėmė ir numirė. Dabar jis šitam gyvenime gimė, čia, šitam lygmenį, ir jis vaikas. Dabar, kada jis tas vaikas čia gimė, jis vaikas, čia, kada jis išaugo, visą tą potencialą praeitų įsikūnijimų, jis su savim atnešė čia. Ir jis čia pradeda nuo to, tai, kai jis praeitam gyvenime evoliucionavo, jis pradeda augti tą kryptim. Jis išauga, tai, kai jis čia jau gerai, kaip sakant, išvystė savį naują, tai jau bus, prirašenė, tai jau bus daugiau negu šitam lygiai, kuriame jis išauga jau anam gyvenime. Jis turi savį daugiau, tiek jis priauga praeitam gyvenime. Tai tas vaikas augant, jis paima tą kryptį, tas sėdi ir svajoja, tas futbolą žaidžia, tas su pagalė muštis visą laiką bėga su kitais, gal jis čia karo menus, gal jis čia su muzikiniais instrumentais, gal jis čia mokslininkas buvo, gal gydytojas. Tai čia tas vaikas augant būtinai, jam liko ta inercija, suprantat, ta evoliucinė inercija. Liko būtinai. Ir tada tas vaikas, tas žaisliukus, buvo gydytojas, tai žaisliukai bus ten stetoskopai ir termometrai. Ir jis norės žaisti su kitais vaikais į ligoninę, o ne į karą žaisti. O jeigu į karą žaisti, tai jis bus karo gydytoju. Jūs čia vaikai mušatės, o aš čia sužeistam darysiu gipsus, suprantat? Šitą vaikas parodys jūsų. Čia buvo jo vystimosi vektorius. Ir šitą jūs, kada pagausit, toliau jis pradės šito imti. Visą pasaulis jau buvo toks, kai jis praeitą kartą gimė, o dabar pasaulis šitoks. Ir jis parodė savo vektorį, jis pagal šitą pasaulį, jis pradės ten mokytis, skaityti, skaičiuoti, mobilių telefonų naudotis, ten eismo taisyklius, viską, ką visi. Tai mokina. Jis būtinai, jis pradės to mokytis. Bet iki 6-7 metų, kol jam Merkurijus neįsijungia, jis parodys jums tikrą savo vektorį. Kur jis, kokią jis turi pagreitį iš praeitų savo gyvenimą. Suprantat?